Ne. Mūsų organizmas duoda mums visko, ko mums reikia, kad nejausti skausmo. O tai yra paprasčiausias dalykas - adrenalino antplūdis. O ta baimė, tas jaudulys, tos emocijos visos, jos susikaupia į vieną krūvą, susirenka ir tavėje kažkas darosi, kažkoks komatozas, nieko nereikia vartoti visiškai. Jau tavėje kažkas vyksta. Tu išeini, o tas, kaip sakau, pasiruošęs, pilnai išsiilsėjęs, kūnas pripratęs prie krūvio, čia tu davai poilsio, jis jau nežino, kur dėtis. Dar plus emocijos, žmonės, kameros, priešininkas, įtampa. Viskas susirenka, paskui pačiam rinkai jau tas adrenalinas pumpuoja tavo venomis. Ir tu išeini nieko nepajauti. Nieko. Jokios skausmo, jokios baimės, jau gongas nuskambėjo, jau viskas. Tai kaip mašina esi. Nu ten tiksliai ten niekas nesako, visų pirma ten pasirašymo metu ten būna kartais jie, kad dingsta metam dviem, atsiranda ten dvigubai didesnė, ten visiems pasakoja, kad tai ar klieną valgo, tai dar kažką. Jo, paskui, kai doping testą paima iš jų, tai pasirodo visai ne ar klieną ten buvo. Ne, visų pirma. O kodėl? Tai todėl, kad nustojau kovoti be taisyklių. Dabar kovoju tik tai kickboksą, K1. Retkarčiais Tailando boksą. Bet pagrindas yra K1. Būtent todėl ir nustojau imtyniauti, nustojau iš viso parterio prisibijau kažkaip, man kai buvo tos problemos su nugara prasidėjusios. Gal jas ne nuo to buvo prasidėjusios, bet būtent dėl nugaros ir buvau sustojęs plėšyti, draskyti, čia filmai. Čia filmai, čia pasakos, čia tikram gyvenime tokių dalykų nebuvo. Čia galim aišku, ten tokį, tiesiog ne promo, aš nežinau, ten išpūsti burbulą, ten prapjauti kažką, paspardyti, ten suplyš, hihihaha, visi ten, wow, koks smūgis, ir įdėti į Facebooką, į YouTube'ą ir pabandyti iš to išpūsti burbulą, tai aišku galima, bet kam to reikia? Mes sportuojam ne dėl burbulų, mes dėl tikrų dalykų sportuojam. O šiaip tai, kas tai iš dainos, tai daug tų dainų. Ir dainuoju aš dažniausiai vienas mašinai. Ir užsileidžiu muziką taip, kad pats negirdėčiau savęs. Nes tikiu, kad Dievas man davė galbūt kitus duomenis, tikrai ne dainavimo. Ir dainavimas yra kaip ir grojimas. Treniruotės. Kai augau kaip sportininkas, Klaipėdoje dar sportuodavau. Ateidavo pas mus Mindaugas Kulikauskas. Vienas iš geriausių savo laikų boksininkų. Mes 18-19 metų, dar vaikai, dar rankų nemokėdavom laikyti. Sakė, yra renkis profesionalus boksininkas. Ir kaip jisai duodavo į tos šonkulius, kaip jisai duodavo į tos kepenis. Ir tada tu stovi ant 4, bandai įkasti gabalėlį oro, maldauji Dievo, kad jisai tave arba nugalabėtų dabar, arba tau grąžintų tą gyvybę, nes tu jauti, kaip jinai išeina iš tavęs. Ir temsta akise silpna dar, bandai kiepti, tau nesigauna. Ir treneris šaukia dar minutę, kelkis. Bet paskui pradėjau augti ir pradėjau suprasti, koks yra malonumas tai daryti, nes kickbokse mes saugom viens kitą ir į tą galą stipriai nemušam. Bet jeigu labai jau atvirai žmogus laiko rankas pakėlęs ir visai pamiršta apie pilvą, mes priminam, kad jisai turi ir tokį. O svarbiausia, kad toks smūgis kaip į kepenis, stipriai mušti nereikia. Jeigu tu pagauni žmogų ant iškvėpimo arba atsipalaidavimo, truputėlį iki šitą pilvuką. Ir pats jisai nesupranta, kaip atrodo, dar pataikytų, jisai dar kažką nori daryti ir suima visą kūną ir jisai eina į apačią. Čia labai pavojingas ir labai nemalonus smūgis, labai nemalonus. Nerekomenduoju praleisti tikrai. Nepamirškite, kad pilvo turit.
Nu ką ten muštis to gatvėje? Tai sakau, ten būna ateina tie pieštukai iš gatvės pas mūsų salę. Ir matosi, kad tai visi tokie, vat. Nu tai su viena ranka, tai antros neginėjimgi jo, apie kuos šį sutyliu, su viena ranka su jais pažaidė ir viskas. Aišku, gatvėje gali būti visokių ten nesąmonių, ten gali kreivus šleivus smūgius paleisti, kad tai ir netyčia užtaikyt, nu bet gerai, nu bet. O jeigu nepataikys, kas tada jo lauks? Būna kartais žmonės užpuola, netgi net nepagalvoja, kas prieš juos stovi. Aš negalvoju, kad galbūt kovotojas, galbūt boksininkas, boksininkas stovi prieš jį. Gal jaunas policininkas, teisėjas, prokuroras, gal giminaitis jų. O tengi prisidarys tiek bėdų, ten sakau, kaltas nekaltas, bet būsi oi kaip skaudžiai nubaustas. Oi kaip skaudžiai nubaustas. Nereikia. Aš manau, kad geriau nereikia. Reikia stengtis draugiškai. Aš esu iš patirties, galiu pasakyti, kad esu susidūręs su visokiom situacijom ir kad kiekvieną situaciją galim išspręsti žodžiu. Kiekvieną. Užtaikęs ne vienam tą smūgį ir labai nemalonus. Atrodo ir blogas ir aš sakau, kad dabar laikyk, nes dabar jį darysiu. Vis tiek praeina ir, o dar sveriu aš ne 60 kg. O kai užsisuka į tas kulnas, eina tiesiai kaulas. Liūdna būna. Tad kada nors pademonstruosiu kovoje. Pažadu, tikrai. Pamatysi. Čekas netgi pasakys, oho. Kaip sakoma, vienas laukienė karys, kai 100 parinė anties dydžio arklių link tavęs jau yra nesmagu. O 1 ant 1 būtų bent jau kažkaip panašu į sąžiningą dvikovą. Aš dabar dirbu treneriu ir dirbu su vaikais ir matau, kaip pradeda, pavyzdžiui, naglai ten kažką stumdyti, mažesnis, silpnesnį, ten jam aiškinti, žiūrėti ir vieną akim visą laiką pastebiu, kad į mane pažiūrė. Ar aš matau, ar aš pastebiu, ar nepastebiu. Ir tik aš pastebiu, už ausies pasatau prieš visą salę ir prašau, verčiu jį atsiprašyti. Ir jis iš karto pasikeičia žmogus. Stengiuosi tokią lygybę padaryti. Galbūt jo aš jį užstoju, jo, tuo momentu. Vieną nuleidžiu, kitą pakeliu, bet atrodo, kaip gali būti abiejose barikadų pusėse galbūt. Kaip jaustis nuskriaustam ir kaip jaustis tam, kuris skriaudžia. Mokyklai būdavo ir, sakau, vyresnių irgi, visą laiką vyresnį lįsdavo, bet vienintelis dalykas, kur man padėdavo, aš sakau, nebuvau ten kažkoks super ten šeika, ten dar kažką, bet niekada nepasiduodavau aš. Bent jau pasiūs kur nors toliau, visą laiką sugebėdavo pasiūs ir nubėgti. Ir dar viena galbūt pamoka gera, kad supratau, kad nemėgstu pralaimėti. Bet turbūt pralaimėti nemėgsta niekas. Bet reikia mokėti pralaimėti. Pralaimėjus niekada nereikia keikti varžovo. Ne jisai kaltas, kad jis laimėjo. Čia tu kaltas, kad tu pralaimėjai. Visą laiką reikia atiduoti pagarbą žmogui, kuris su tavim dirbo. Ir pasakyti jam ačiū ar už gerą, ar už blogą pasirodymą, ar už tinkamą, ar neužtinkamą elgesį. Palinkėsiu jums būti nuoširdiems, nekomentuoti nesąmonių. Visą laiką pagalvokite apie kitus žmonės, apie kuriuos jūs komentuojat. Kiekviena situacija yra skirtinga ir jeigu jums atrodo, kad būtų kažkas geriau pasielgęs kitaip toj situacijai, tai ne faktas. Nepamirškit, kad šnekėti yra daug lengviau negu daryti. Ir skirtingose situacijose skirtingi žmonės skirtingai elgiasi. Todėl galvokite daugiau apie kitus, ne tik apie save, ne tik apie savo nuomonę. Jeigu jūs ją turit, jūs galite visą laiką išreikšti, bet niekada neprikaišykit jos kitiem. Būkite sąžiningi, skaitykit Balsas.lt ir sėkmės visiems. Susimatysim 14 dieną.